linkiu stebėti rudens rūkus, rinkti kaštonus ir mylinti Vilniaus gatves, daug šypsotis, šokti per lietų ir būti laimingai. Ateinam žemėn žaisti, kaip vaikai, ir kaip paklydę paukščiai vėl kažkur nuklystam. Praeina greit per rasą nueiti takai. Į praeitį pažvelgiam ir daugiau negrįžtam. Man išmesk, pasakyk man mano fėja, ką mylėti ir ko nekęst, tą išbūrė ją ant pirštų. Vaistužė, kaip žinai, atstumas nekliūtis, todėl noriu dar kartą tave kuo nuoširdžiausiai pasveikinti su gimtadieniu ir linkiu kuo daugiau laimingų, ypač laimingų dienų tavo gyvenime. Su gimtadieniu, brangioji. Aiste, kaip atrodo tavo kambarys dabar? Ai. Gal... Pasakyti. Gerai. Dar kartą galiu pasakyti, tą nukirpsime pradžią. Mes rašom sveikinimą. Nori pasveikinti Aistę? Pradėk nuo klausimo, tada aš sakysiu metų filosofijai. Aiste, kaip tau kambarys atrodo dabar? Ai, Aiste, gana tų filosofijų. Tikrai gana. Mes, žinok, tave norime pasveikinti. Man vanduo dar teko už nugaros irgi, ne tik čia priekyje. Tai čia, nuo Mickevičių geltonos sofutės, mes siunčiam tau didelį meilės prisipažinimą. Ir mylim. Ir sveikinam su gimtadieniu. Ir mylim. Man tikrai labai šlapia. Bučkis. Tau šiandien palinkėti norėtus daug džiaugsmo, laimės ir jėgų, tegul pildosi viltys žadėtos, svajotos, tegul niekad netrūksta draugų. Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie 5 namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė, nuo likimo nėra vaistų. Ai. Oi. Hei. Nai. Jie atėjo pas būrėją, sako, kortas man išmesk, pasakyk man mano fėja, ką mylėti ir ko nekęst, tą išbūrė ją ant pirštų, sako, popieriai prasti, bet jei tu save pamirštum, išsigelbėti gali. Ai, kaip tik kitaip ir yra,